Gerai, kokį šiandien video galėtumėm padaryti? Galvoju, gal kokį filmuką arba piktąjį tėvą. Tomai, galėtum nufilmuoti, kaip sukurti tokius filmukus? Galėčiau, bet aš labai tingiu. Ką? Aš jau atsakiau? Įdomus pasiūlymas, turbūt penktadienį. Bet šiandien penktadienis. God damn. Sveiki visi, su mumis sveikinasi Tomzas. Ir šiandieną mes esame mano desktop'e. Jo. Taigi, kągi mes čia turime šiandien? Nežinau. Taigi, šiandien parodysiu, kaip aš darau savo filmukus su šitom 3 programom. Šitas yra optional, jei jūs norite. Taigi, pradėkime. Garso įrašymas. Garso įrašymui aš naudoju Audacity, nes tai yra labai lengva programa. Tai jo. Garso įrašymui aš naudoju Audacity, nes tai yra labai lengva programa. Tai jo. Ir po to mes galime visą šitą garsą įrašyti. Tai ką mes darome? Einame į Files, Export Audio. Ir aš pasirinku iš visų šitų WAV, Microsoft 309, Cloud. Ir pavadinam bet kaip. Ok. Tai štai ir viskas, galime šitą išeiti. Ir štai jūsų failas. Garso failas įrašytas. Jeigu jūs turite mikrofoną, kuris neturi pašalinio garso, mano akivaizdžiai turi pašalinį garsą. Pasiklausykite. Jo. Tai jeigu jūsų mikrofonas neturi pašalinio garso, tai jūs galite naudoti šią programą Levelator. Tai yra gan programa tokia lengva, kur tiesiog galite įmesti failą savo garso ir štai išmeta. Pavyzdžiui, jeigu aš kalbėjau tyliai ir vienoje vietoje surikau, tai padarytų, kad visas tasai tylumas būtų sulyg garso, lyg to rėkimo. Tiesiog viskas sulygina, kad būtų lyg vienas paprastas iš eilės einantis garsas. Piešimo programą aš naudoju Paint.net. Yra labai lengva ir tiesiog easy, žiauriai easy. Tai ką aš darau, aš tiesiog nueinu į naujas 12 ir pasirinku savo kasdieninį darymą. Tai yra 12.8. Nes tokio dydžio priima YouTube'as. Ir menas. Ir tiesiog taip nupiešiu po kiekvieną kadrą. Štai aš turiu savo filmukų folderį, į kuriuos sudedu visokius savo dalykus. Tai bet, pavyzdžiui, Halloweenas. Darome Halloweeną. Štai matot, kiek daug visokių įvairių nuotraukų. Wow! Tai ką aš darau, tiesiog nupiešiu po kiekvieną iš šitų failų, kadro, ir po to juos sudedu, kad atrodytų lyg vienas ištisas filmukas. Aš dar darau va, kad nesutaptų su mano burna, su mano kalbėjimu, nes būtų labai daug darbo, nes aš labai dažnai kalbu, ir labai daug žodžių, ir labai turi būti judėti burna. Tai nenoriu. Tiesiog darau easy darbą. Gal ateityje taip ir padarysiu, kad judėtų sulig mano kalbėjimu, bet ne dabar. Tikrai ne dabar. Galite jūs naudoti Sai. Yra sunkesnė programa, labiau visokiem tenai meno šedevrams, dalykams. The Odd Ones Out naudoja šitą programą, nes jisai turi piešimo planšetę. Aš neturiu piešimo planšetės, aš piešiu su pelyte. Todėl naudoju Paint.net. Ir plus tenai galite daugiau dalykų padaryti nei per Sai. Ir Sai yra mokamas. Aš atsisinčiau nukrekintą. Nes tik parodyti jums, kaip jisai atrodo. O jisai atrodo taip.
Kur lapas dingo? Editinimas. Editinimui aš naudoju Sony Vegas Pro. Tai yra labai lengva programa. Ir irgi nulaužta. Pusė dalykų, kuriuos aš naudoju, yra nulaužti. Tai jo. Bet Audacity Paint.net yra nemokami, kaip ir Levelator, irgi nemokamas. Sai ir Vegas Pro yra mokami. Taigi, ką aš darau su Vegas Pro? Aš įdedu savo balsą ir tada, kur išsaugau visus savo kadrus, tiesiog iš eilės dedu, va taip va, sutrumpinu, jei kur nors reikia ir tiesiog va taip va padarau, jo. Garso įrašymui aš naudoju Audacity, nes, jo. Ir po to galim išsaugoti ir bla bla bla. Tai štai toksai mano mini setupas. 3 pagrindinės programos Audacity, Paint.net ir Sony Vegas Pro. 13, ne 14. Naudoju 13, nes man labiau patinka 13. Tai vat, Audacity ir Paint.net atsisiuntimo linkai bus description'e, o Sony Vegas Pro, jeigu norite, galite patys susirasti. YouTube yra pilna visokių video. Nebūkit tinginiai. Būkit kaip aš. Yeah!